sunkia diena, žodžiu, šiandien trečiadienis ir to turim išvažiuoti į ralį, nepasisekė. Kaip sakė, reikia džiaugtis, bet kartais reikia pamatyti tokią tamsią sporto pusę. Dabar dar vis Porsche'as remontuojama, turėjom šiandieną ant dienos stendų jį pastatyti, bet išlindo lygiai vietoje problema. Purkštuko antgaliukai yra nulūžę ir purkštukas truputėlį gaudo oro, jis vadinama sifonina. Tai stendas eina velniop, tada dėl ratų suvedimo irgi su vyrais reikės tartis, kaip ten pasidaryti, nes neaišku. Nu ir gaunasi, kad dieną prieš varžybas norėjau pasidėti, pasimokinti stenogramą, pasižiūrėti, bet va, stresas turi pats vežioti, nes mechanikai neturi kategorijos. Ir va, reikia pergyventi pačiam važinėti, nors aš manau, aš pilnai tikiu, kad visada turi mechanikas, turi mašiną pilnai pasirūpinti, o man nieko nereikia, nei rūpintis, nei vežimų, nei nieko, kadangi, gadėti solidžiai moku, tai va, dėl to biškiai bidna yra, bet, ką padarysi, reikia dabar sūtis iš padėties, nes liko nebedaug tų varžybų, realiai dirbam non-stop, visas laikas judėjo taip, kad net ir savaitgalį teko dirbti, daug laiko skirto, daug darbų, galbūt ne viską pasidarėm, bet ir dabar išlindo, kad turėjo būti viskas pagal planą, viskas įvyksta, kaip gyvenimas padiktuoja. Tai nenusimenu, kol kas dar nedingstu šėterio, nupirkau naujus diržus, ant ralo traukti ir važiuoju pas elektriką. Elektrikas užbaiginėja darbus, ventikos naujus pajunginėjom, ir dar detalių kalnus, kurias reikės sumontuoti. Ir vis trūksta, atrodo, dvi savaitės dirbom, belenkiek darbo, ta prasme, belenkiek darbo prie tos mašinos, aš jau galvoju, kad jau viską pasidarėm, bet dar vis išlenda, vis aktyviai dirbam. Tikiuosi, kitas video bus daug linksmesnis. Dirba. Visi kaušai ne visi dirba. Bet prieš tai man geriau dirba, ne? Tu tipo kai darė. Gerai, įsikvėpuoja. Niekas realiai nepasikeitė. Tai gerai tada. Žodžiu, varom į suvedimą, bandysim ištiesyti ratus. Nes ratai atrodo labai žiauriai. Kryvai taip. Tai va, persižegnoju aš. Peržegnoju mašiną. Ir tikimės, kad čia viskas bus gerai. Nes kai patys nesugebam, tikimės pagalbos iš aukščiau. Važiuoju patestuot. Pam. O, visi cilindrai užveikė, prieš tai parpsėjo keliu, važiuojam suvedimą. Kokia mašina. Visi žiūri, būtinai reikia nuplauti, nes kol stovėjo pas mus čia apdulkėjos visa prieš ralį pasiruošimas. Nuplauni, todėl svarbiausia šiandien padaryti suvedimą. Tai vat, aš dar valandą pabūnu ir į šitągi, į Mažeikius. Visokių papildomų garsų yra. Tai čia tai turi būti. Čia turi pristrinti viskas, bus normaliai. Šiandien galvojau, bremba mašina, kaina yra ganėtinai nemaža. Ir galvojau, tai kaip, pavyzdžiui, paimčiau kokį nors Fiesta ir panašiai, kuri kainuoja panašius pinigus. Vis tiek, ne tas būtų. 3 cilindrai, ten kokie tokie priekis varomas. Kažkaip taip. Aš gal nusiminęs, gal galiu keiktis, liūdėti, bet vis tiek Porsche'as yra Porsche. Jūs galite sakyti, ką jūs norit, bet atsisėdė tą mašiną ir tie visi pykčiai. Tu ne į Fiesta atsisėdė, tu atsisėdė Porsche. Komentarė galite parašyti, ar aš pas mane vienas toks jausmas yra, arba, pavyzdžiui, nebūtų Porsche, būtų BMW'as M3. Atsisėdė į BMW'as M3, ir tu esi BMW'as M3, o ne Ford Fiesta. Nežinau. Net ir tas pats Subaru kitą kartą STI-škė sėdė, STI, žinai, kad tas yra. Turi tokia kažkokia savo žavėsi. Gerai, važiuoju suvedimą ir mašina tvarkoj nekaista, panašu, kad viskas bus very good. Pikau į Montagną. Žodžiu, problema yra viena esminė, kadangi aš esu neaukšto ūgio, mažai žmonių tilpa į mano mašiną, kai reikia mašiną varyti, čia globali problema tampa. Ir man nėra lengva.
Bet čia geros žinios, kad motoras nekaista. Pradėkime nuo to. Tai va, o dabar varom į vidų ir gražiai dirbam motoriukas, va. Dūmo nėra? Nėra. Su Kasparu pajuokavom gaitį, kad būtų buvę faina, jeigu būtų dirbtinis intelektas sukurtų indiško tipo stenogramą. Okay, go! Yes, please! Left, yes. left. Left. Okay. Triple caution. Go back. Go backwards. No. Samir, you're breaking the car. Okay, go. O, žiūrėkit. Vaikai. Maikės maunasi. Šaunuoliai. Tikri ralio sirgaliai. Молодец. Meistre šifų. Einam mankštą daryti. Kelkis, meistre. Aš visada atsikėliu. Tu visada budi. Einam mankštelę. Iš ryto, ar ne? Prasidės Tojaus šikdaunas. Dabar einu į techninį parką, persirinksiu ir važiuosim. Susirašym dopus. Trumpas komentaras apie dopus. Labai greiti. Sakyčiau, ganėtinai ilgai nevažiuosim. Tai, kaip ilgai nevažiuosim, turim tą prasme, kad greiti, todėl greitai suvažiuosim, kai kurie yra ganėtinai trumpi. Tai yra tik tais 2 nauji. Šiandien pasitikrinam, susirašėm. Mano pirma patirtis tokiais dopais. Negaliu įvertinti. Geri blokai, pasakysiu po ralio. O kol kas lengva mankštelė ir važiuosim į trasą. Trumpas komentariukas iš Kasparo po šikdauną. Minkštas šikdaunas. Labai minkštas. Jo, iš tiesų pravažiavom antrą kartą blogiau negu pirmą kartą, nors mano akimis turėjom būti atvirkščiai. Bet gerai, mašina važiuoja. Svarbiausia, ką norėjom sužinoti, mašina važiuoja. Kaip ir gerai veikia, ant minkštos trasos, kai bus kietesnė, nes šikdaunas tikrai buvo žymiai minkštesnis negu trasos bus. Kai kurios vietose bus tikrai minkšta trasa ir slidi. Nugaras bet skauda. kaip ir stabdžiai, net normaliai. Žodžiu, nugara byra pirmoji dienoje, dar nepradės normaliai važiuoti. Magnio visko. Magnio visko ir ruošimės. Po truputį einam tikrintis trasas. Ir šiandien startuosim 5 valandą. Tai va, palaikykit visi. Ne tu uždavinėjai klausimus, o tau uždavinėjai klausimą. Retai tai būna, ne? Nebūna. Nebūna, ar ne? Nebūna. Tai klausyk, kolega, dabar taip yra. Oficialiai, ne? Užduosiu tik tais 2 klausimus. Vienas klausimas. Koks tavo yra didžiausias ralio nuotykis? Per tavo karjerą, Čia overall. negalima komentuoti, bet yra bėgau nuo mašinos. Nuo mašinos? Nu taip, ten 30 metrų šone, po džempo, lūžo jam traukė turbūt vairo ar kas. Bet pabėgai? Jo, tai... Matosi, jis toks sportiškas berniukas. O gerai, koks didžiausias noras ralyje, kad jisai dar ateityje įsipildytų? Man? Taip. VRS operatorių būti. Gerai, tai palinkėsim. Žodžiu, jeigu kas, žinokit, operatorių gerą turim. Užduosiu aš tau paprastai, kad tave saugai atrodyt, 2 klausimus. Koks tavo buvo didžiausias ralio nuotykis? Nežinau, gal kad stabdžiai dingo visiškai ruožę važiuojant. Ant kokio greičio dingo stabdžiai? Ai, ten nebuvo labai didelis greitis, kaip tik išsukom 90 laipsnių posūkį, įsibėgėjom iki kokio 100. Ir ką tada darai? Traukiau rankinį. Su rankiniu, bet rankinis išgelbėjo. Bet, o klausimas toks techninis man kaip pilotui. Staigiai traukia ar pabiški traukia rankinį? Staigiai. Staigiai, ar ne? Galvą užmetė? Nedaug, bet išgyvenai, ne? Jo. Gerai, klausyk, dabar kitas klausimas. Ko dar norėtum ateityje? Kas dar tavo toks dalykas, ko dar tu neišnaudojęs? Nežinau, gal tiesiog, kad išvažiuoti su dar geresniu bolidu į užsienį kažkur. Norėtum užsienį. Labai tokia graži lietuviška svajonė, tokia, kaip sakant, Lietuvoje čia viską padarėm, važiuojam davai užsienį. Bet šiandien taip ir yra, mes kai važiavam driftą, tai Lietuvoje viską atrodo viskas įdomu, bet o užsienį toks naujas kvėpavimas dar. Žodžiu, tau palinkėsiu tokį, tau paeitų kortą. Gerai, ačiū. Visada susikaupęs. Tu visada susikaupęs. Nuo gimimo, visada rimtas, jokių baimių. Žiūrint kokias situacijas. Bet šiaip jo. Gerai, dabar labai rimtai. Užduosiu tik 2 klausimus.
Koks tavo buvo didžiausias nuotykis ralyje per tavo karjerą? Nuotykis. Kai finišavom, laimėjom gonkę ir po finišo... Čia šiemet toks kartėlis tavo, ar ne? Po finišo sugeda mašiną. Tai finišavom ir viskas. Žodžiu, po šito atveju šiemet aš tai vadinu buteikio efektu, nes šiemet kartojasi vienam ralyje kitam pilotui, kuris kaip ir laimėjo ralį, bet ten įvažiavo per ankstėję LK ir todėl buvo, tai va, tai žodžiu, ta situacija. O klausyk, antras klausimas. Ko iš tiesų labiausiai norėtum, kad tau nutiktų ralyje? Nu, ta prasme, tavo kažkokia svajonė, kuri ten tau būtent mintyse. Tai kad kiekvienas ralis būtų absoliučiai be jokios klaidos ir visada iki finišo. Jisai nori, kad jam technika laikytų. Ne, laiko tą techniką, tik jeigu sulaužai arba neapžiūri kažko. Čia kaip vieni sako, kad mašina prasta, čia ne mašina prasta, labai priklauso, kaip tu ją prižiūrėsi ir ką tu keisi jo. Tai... Aš manau, kad, žodžiu, viskas bus pas tave gerai. Svarbiau, tai, kad tu dabar užsinorėjai, tai realiai tu gali pats padaryti. Treniruotės, darbas ir viskas bus pas tave ledo šokoladas, ne? Gerai, eina, ruoškis, važiuosim. Visas nuobodus labai žiauriai, aš daugiau jo nebekalbinsiu. Ką aš blogo pasakiau? Kad nieko gero nepasakyta, net problema. Čia bus Nedas ir Justas Vičiūnas. Žodžiu, aš vežiausi jo brolį, labai fainas. Galima būtų porą klausimų, nes mes paklausim pilotų, užduosim vienam bene geriausiam ralio šturmanui, bene jis labai pati savoka. Tai dabar... ja, labai pati savoka. Tik tais 2 klausimai, daug kalbėti nereikės. Koks buvo didžiausias nuotykis ralyje per tavo karjerą? Gal kaip su Kalėda vertėmės ir durys iškrito. Kaip tu manai, Kalėda dėl to kaltas? 100%. Jisai tau tai buvo padaręs specialiai, to linkėjo? Aš įtariu, kad taip. O kas į tiesą, dėl klaidos? Kalėdos klaida buvo kasekas ar... Oro klaida. Oras slidu buvo? Ne, buvo sniegas ir pradėjo tirpti. Vasaras sniegas buvo? Čia pasėlo buvo? Kaune nebūna vasarą be sniego. Čia pasėlo, sodybai kažkur buvo. Jokauju, o be humoro. Tai žodžiu buvo vasaras sniegas ir jo, jūs... ten buvo antras ar trečias užvažiavimas, pirmi 2 dar gerai sniego, o po to tas sniegas pradėjo tirpti ir pliurzą. Ir tu vertiesi, tau duris išlėkė? Jo, aš matau atsidaro, aš galvoju, dar jas gal pagausiu, po to jas dingo, galvoju, gal ir negaudysi. Gal gerai, nes būtum pirštus paleidęs tiesiog. Tai. Nu, gal nesisveikintumėm šiandien. O kokie pirmieji žodžiai buvo aro? Jokių gal žodžių. Tai esi keiksmažodžiai, iškerpam trumpai. Ne. O kur jis apirkė savo 3.6? Jis labai kultūringas vaikas. Jo, kad jis kultūringas, tausia, realiai jis yra, atrodo iš po šono, kad yra toks, bet kultūros pas jį netrūksta. Taip, mes tą dalyką žinom. Tai aišku, ne tada, kai jis atsipalaidavęs, bet... Nesu matęs jo. Aš jį nesu matęs. Ir nelinkiu jums pamatyti. Tai gerai, dabar antras klausimas. Biškai paprastesnis. Tačiau daugiau buvo klausimų. Ne, dabar žiūrėk. Ką tu norėtum, kad per tavo ralio karjerą įvyktų? Nu, tavo noras, tarkim, pavyzdžiui. VRC suvažiuoti. VRC. Tai žodžiu, visi lietuviai norėjo VRC. Nesvarbu, su kokią mašiną atsivažiuoti. Su Ivanuliai VRC, ne? Tau labai daug kainuos. Gerai, žodžiu, žmogus turi gerų svajonių su Ivanulė nuvažiuoti VRC. Someday. Ok? Štai iškirpsim. Gerai, eikit, kaupkitės, mes važiuojam. Startas 100, kairys 1 plius 60, tramplinas 180, dešinys 3 pjaut. Pasižiūrim. Gerai, kairys 4. 250, už kitkų dešinys 5. Kairys 1 plius pjaut 170, dešinys 3 plius ilgas 3 plius. Kairys 2 plius 300, gale dešinys 3 pjauti.
300. Kairys 1 plius pjaut. Čia, blėt, tikrai vienas? 300. Nu, pliusas, žinai, dėl to kairys 3. Dešinys 2, ilgas. 60 stop, dešinys 5. Du greičių ruožai sugazuoti. Mašina ok, driveris ok, šturmanas Ok. Nuotykių neturėjom trasoje kol kas, bet kaipgi be jų, neįdomu būtų važiuoti. O jeigu rimtai, tai bus kartuojami greičių ruožai, bus trečias, ketvirtas bus jaučiu žiaurus, nes jau dabar mes važiavom, tai ten o Jėzus, tai gerai, kad mūsų mašina aukšta, tai realiai sunku kažkokį tempą pradėti, kai ten tiesiog provežos duobės, tai ten, o Jėzus. Tai vat, nu žodžiu, stebėkit, sekit, kol kas mūsų grupiai kovo verda. Žodžiu, šiandieną turim mes realiai ekipažą, kuris važiuoja keliomis skirtingomis kalbomis. Mes šiandieną būtent važiuodami supratom, kad mes esam lietuviai. O kas būtų, jeigu būtų šturmanas indusas? Nu tai įsivaizduokit situaciją. Dabar važiuojam, stenogramą skaito kolega mano indusas. Jis garbanotas, aišku, čia priklauso prie to visą dalyką. Važiuojam, sėdim. 100. Yes, please. Left 1. Caution. 60. Yes, yes. 100. Backwards, yes, no, please. Okay. Don't drive the car. Tai va, tai žodžiu. Tai dabar pats įdomiausias darės toksai, būtent įdomiausias būtų akcentas škotiškas. Jeigu būtų škotas ir važiuotas aš škotas, o kolega irgi škotas. Važiuojam. 200. Left 1. 170. Right 3. Fast, please. 20. Left 2. Plus 300. Faster. 300. Gerai, žodžiu. Tai va, tai žodžiu, kai mes važiuojam, aš iš tiesų gyvenime sakiau, kad nors pabandysiu net šturmaną kitos tautybės, būtų Lenko, ja perdolė. Tai būtų šipko. Tai va, tai žodžiu, pasiruošę ralį, važiuosim, būsim trasui 5 valandą, nuotikos kaip pat geros, sugalvojom pajuokauti, ralio radijas veikia, nu ir ką, ir tie, kurie stebės, būtinai nufilmuokit, pažymėkit, atsiųskit video, bus patiems įdomus smagu pasižiūrėti. Visiems peace. Laikom. Dar tai nepastato kondiškės, va tai va užšinasi Kasparas. Kasparai, po to, kai užšinsi, aš tau galėsiu už ausies pakasyti. Gerai. Geriau, ne? Geriau. Gerai, važiuojam į pervažiavimą. Porsche U5 duopų puikiai išgyveno ir ratas dalykas, nesugedom. Su Kasparu važiuosim rytoj, kol kas iš pradžių buvo su čiutelio kovojama, po to vienam duopę gavom alkoholį, bet nenusimenam. Normaliai yra geras rezultatas tikrai. Jo, dar kausimės ir važiuosim. Kol kas svarbiausia, kad technika laiko ir bus labai gerai. Tai va, mechanikai tikrinam viską, žiūrim, veržiam, kad nebūtų kokių ten niuansų. Katukai, lapas. Nepagausiu, atsikėlęs ir daug pasižiūrėjęs. Tik nereikia. Koks mielas. Eik prausys. Esame šios dienos starte. Lemba, lietus lyja, bus tikrai viduje tikrai pavojinga ir ežiukai rūpė. Tu žodžiu, langai įsikrasuoja. Ventiliatorius nespėja jų nugesinti. Bet, aišku, kausimės, valiu. Visiems sąlygos vienodos, važiuosim. Tikiuosi šiandien bus gerai. Tai reikia svarbiausia nepersistengti. Nors kova tarp mūsų verda. Šios dienos įveikėm pirmąjį greičio ruožą.
bet pasitikrinam padangų slėgį, važiuosim. Šiaip iš tiesų nepasakysiu, kad tempą laikėm gerą, nes buvo pora vietų, kur stabdžiai truputėlį, padinkim, pas mane sureguliuoti gavos daugiau stabdį, tai buvo labai nejauku, kad skaminom ir gavo užmetį. Nu, bet kaip gyvenuoti, taigi neįdomu klausy, kad va, jo, viskas gerai pravažiavom, turi būti kažkoks krislelis, kad čia viskas drama vyksta, kažkas tokia. Duok papilsiu rankų. All good. Tai žodžiu, važiuojam. Toliau. Ir rezų nežiūrėjom, bet sudėtinga, labai šlapia, slidu, pavojinga. Stengiamės nerizikuoti, nenorim mašinos nurašyti, nes tu nebus už ką suremontuoti. Nu, logika, tai yra kažkokia. Apsikaupiam. 10. 5, 4, 3, 2, 1. 100. Tramplinas 150. Dešinys 0 per trampliną 120. Tramplinas 100. Dešinys 2+, nepjauti labai ilgas. 80, kairys 3, ilgas. 20, dešinys 2+. 80, kairys 2+ per trampliną. 30, dešinys 2. 30, tramplinas 80. Kairys 3, labai ilgas. 30, dešinys 5 greitas. Dešinys 5 greitas. 120. Dešinys 1, 200. Visada svarbu turėti gerą apsaugą, o Ivanulė šiandien gavo, kaip sakė Kasparas, smūgį. Jo, bliamo, ten taip ėjom, va tai va. Man dabar tik vienas, dar va čia vienas logis, tam mechanika uždengė man radiatorių, šlangą, čia geras klausimas. Nu, tai nuvažiuosiu, paklausiu, kur čia buvo loginis mąstymas. O, turime, vad matyt, nuo kelnių atlūžo. O štai čia, vat, 2 karšti vamzdžiai ir tiesiai iš karto eina. Prarandam galę ir va čia reikės užvyrinti. Čia matos buvo vyrinta, bet silpnai laikė. Tai va, tai žodžiu, manau, gal per ilgai servisus tvarkysim. Turim biškį dramos, vyrinamės kolektorių. Manau, viskas bus alles good. Susigaudėm visą, pakeitį katalizmuojas, pasiveržėm ir manau, kad čia viskas bus gerai. Nu, trumpas intervas mūsų. Kiek liko dar dopo važiuoti? Šiandien dar 3 liko, ne? Mums liko važiuoti 3 stops. Jo, mašiną suremontavom, važiuoja, tai jau yra gerai. Bandom, kiek mūsų galimybės leidžia paspausti, bet važiuojam sąlyginai saugiai. Ir duopelis buvo dabar labai neblogas, bet vėl lietus pradeda lyti ir bus slidu. Tai va, tai žodžiu, kažkaip susikaupsim, lėksim, gera patirtis ir važiuojam. O gali taip seksualiai padaryti, kad, žinai, kad būtų merginos su direktu po to. O taip, jos to norėjo pamatyti tikriausiai. Čia tikriausiai taip ryt baigėsi, kaip pas tave ir namuose, ne? Ten, finišė. Žodžiu, gerai padirbėjom. Paskutinius 2 dopas tai prakaitavau, kad visiemis pošalimi galėjau gręžti. Bet, jau nuo vakar šlapė buvo. Ne, žodžiu, taip yra. Ratrysų sugebėjimai padėjo mums išvažiuoti paskutinį dopą, nes realiai galvom klimsim, bus ragas. Jo, bet dviejose vietose vos neklimpam ant čikano, ypač ant pirmoje vietoje. Vienas tik teisės būtų. Jeigu būtume klimpę, tai... Žodžiu, išgyvenom labai gerai, einam laukiam apdovanojimų ir manau viskas bus labai alright. Tai žodžiu, nuotikos geras, aš pavargęs belenkaip. Nu, bet iškovojom. A lyga, tai ne aš pakam špigas rodė, tai realiai, žinokit, tikrai jau ant pačio gal paskutinį 2 dopai, tai jau išprakaitavęs visas jėgų ir reikia tas susikaupti, nu, žodžiu, rimti reikalai. Tikrai dopai nelengvi buvo palyginus, ką aš esu iš
praeitų metų, žinau, tai žymiai minkštesni buvo, bet iškovojom, retrysas mūsų Poršiukas irgi. Vokiško kokybinė pavedė. Vokiško kokybinė pavedė, atlaikė, tikrai buvo skaudžių smūgių ir tikrai... Jo, žodžiu, kol kas viskas gerai, einam dabar, sulaukiam apdovanojimų, aš važiuosiu atgal namo ir relaksas. Čilas. Ruošimės Rokiškį, susitiksim sekantį etapą Rokiškį, turim namų darbų, nes Poršiukui linko tikriausiai traukė arba šakė, sužinosim jau kai remonto metu, bet kam patiko, rašykite komentarą, kaip manot, kiek galėjo tas Poršas daugiausiai greičiau išspausyti, tai lauksim iš GPS žmogaus atsakymo, kiek mūsų Poršas išspaudė greičiau, tai žiūrėjau įdomu. Kauskas ir Kasparas Vitas, Porsche. Ivanulė ir Kasparitulė. Kasparinė, atsiprašau. Turiu jau savo skaičiavimus. Kiekvieną etapą galima Greičiausiai istorinė technika vairuojantis šiandieną Žeikose buvo Dolas Šutelė. Baigėsi ralis, prasideda pasirengimas naujam raliui. Šiandien sekmadienis, jau keliamės mašiną, vakar nusiploviau. Žodžiu, trumpa defektacija. Traukės keičiam, čia šlanga viena pradėjo verkti, ją pakeisim, pasidarysim, o iš tie, kur yra daryti, buvo pasiekinti daryti šitos reikės naujus. Padarysim dar atsarginių numerį visus varžtus. Dugno apsauga, deformuota stipriai. Tai žinau, paprašysiu, nuvešiu Gotą. Gotas padarys. Visą gelbėje padeda Gotas autosportą. Tada turime dar čia padaryti, būtų gerai, difuzorių, kad būtų geresnis oro paėmimas. Taip pat tepalo radikui padarysim atskirą difuzorių, kad būtų geresnis oro srautas į tepalo radiką. Galinį guolį numerį. Reikės naujus, vieną ralį išgyvenę, žinau, gamintas blogas, bet abudu kleba. Su pakaba žaisim, į tuvlytą stabdžių sureguliuoti būtinai, tada dar su pakaba pažaisim, žodžiu, po tokių darbelių, kurių yra kaunas, ką aš dar praleidau. Kulisą metė bėgį, išmetimą reikia suremontuoti, o jau koliką žiūrim nupirkti visą performancinį, galbūt, jeigu nenupirksim, tai paprašysim, kad kažkas padarytų. Tada žibintus tvarkyti tenais iki galo, lango apiputimą geresnį padarysim. Nu ir tokį sąrašiuką, per jį reisim. Tai jūs galvojat, kad čia ralis paprastas dalykas, nifiga nepaprastas. Čia darbo yra milijonas, bet mašiną išgyvenom.